Roberta, kodėl turiu didžiulį norą ir impulsą priešintis kitų žmonių pasisakymams? Pavyzdžiui, apgalvojau mintise, kad reikėtų paruošti svečių kambarį šiandieną. Po kelių momentų gaunu žinutę iš vyro, kuris man sako, prašo, ar galėčiau paruošti svečių kambarį. Jaučiu susierzinimo emociją. Emocija apima skaitant tą žinutę. Realiai teko sustoti ir su savimi pasikalbėti. Pirmiausia, susierzinimas kyla tada, šiuo atveju, kodėl norisi priešintis kitų nuomoniai, tai dažniausiai moteris gali būti, kad yra mažos mergaitės pozicijoje ir nori viską atmušinėti nuo savęs, nes ji pati puikiausiai žino, jai viskas ir taip labai aišku ir ji dar nori pasirodyti, kaip viską gerai žino. Šiuo atveju galima sureaguoti visiškai kitaip ir aš suprantu, pavyzdžiui, pasijuokti ir sakyti, mes skaitome vienas kito mintis, kaip faina. Jis puikiai sužinojo nusišypsoti, kad intuicija ir mano išmintis eina per visur. Ir aš ją girdžiu ir dar kitas žmogus man ją paantrina. Tarsi, kad tikrai taip ir viskas vyksta. Tai tas pasipriešinti kitų žmonių pasisakymams yra tik tais todėl, kad aš sukuriu savyje tokią iliuziją, kokiu principu iki manęs turėtų ateiti informacija, man naudinga informacija. Kad man naudinga informacija aš turiu pati savo suvokti, o kiti žmonės greičiausiai neteisūs. Dar kitas momentas, kodėl gali būti taip su artimai žmonėm, nes yra daug patirčių, kuriuose aš buvau įskaudinta, situacijos, kurios buvo negeros, negražios ir jos turi ten emocinį, užsilieka emocijos ir tada man, kai užsilieka emocijos ir aš nieko su tuo nedarau, tas priešinimasis pas mane jisai yra. Ir gaunu paprastą žinutę ir jau kyla pas mane susierzinimas. Tai vat reikėtų tiesiog stebėti ir žiūrėti, ar su visomis nefainomis situacijomis aš pradirbu ir jas lengvai paleidžiu. Ar aš joms padėkoju ir kažką iš jų išmokstu. Nes kai aš išmokstu lengvai, tada jos mane palieka ir tarsi atsiriša. Tai priešintis kitų žmonių pasisakymams tikrai yra labai susijęs su tuo, kad noriu būti nepriklausoma ir nenoriu girdėti galbūt tai, kas yra ne pagal mane. Ir čia mes visos esam apie tai, nes pavyzdžiui, jeigu mano vyras sako tiesiog tu atsipalaiduok ir pailsėk, o mano protas šaukia, kad nesąmonė, aš turiu atlikti tiek daug darbų, aš negaliu savo pailsėti, tai aš priešinsiuosi tam pasakymui. Tačiau ar per jį eina išmintis, greičiausiai taip. Man kaip tik dabar reikia ir jeigu aš esu labai įsisukusi į savo protą, aš nenoriu priimti. Man nepatinka ir nepatinka tik todėl, kad yra nepatogu. Nepatogu priimti informaciją. Ir šiuo atveju toks paprastas momentas, kad priimti, jog ir per kitą žmogų ateina intuicija ir kalba ir panašiai. Aišku, jeigu tai yra susijęs su tuo, kad man tiesiog nepatinka atlikti dalykus, kuriuos daro kiti žmonės, tai irgi kreipčiau į mažos mergaitės energiją, kuri trepsi kojelę ir sako, kad ji pati viską žino, kada reikia jai pasidaryti, kada reikia nieko nedaryti ir nesvarbu, ką jūs sakysite, aš vis tiek rinksiuosi savo. Ir mes puikiai suprantam, ką reiškia, kai mažas vaikas taip elgiasi, kad kartais jis net nesupranta dalykų, nemato, ar ne iki galo. Tai padirbėjus su maža mergaitė ir mažą mergaitę paaktyvinus iš gerosios pusės, per žaidimą arba pagydžius per meditacijas ir praktikas, tada matau ir jaučiu, kad leidžiu savo jau priimti, pavyzdžiui, ir vyro žinutę, ir draugės kažkokį pasisakymą, ir galbūt mamos tam tikrą frazę, kuris skrieja link manęs. Tai džiugu yra tai, kad teko sustoti, pasikalbėti su savimi, pamatyti situaciją kitaip ir beje, šitos situacijos, kurios iškelia mums nepasitenkinimą, kartais dar yra
šviesos mygtukas arba pažadinimo, pabudinimo mygtukas. Galbūt kažkur užsisukau ir taip instinktyviai užsisukusi užmiršau, kad galiu gyventi ir sąmoningai ir galiu kitaip reaguoti. Ir čia grinai yra mokymasis arba praktikavimas, kuriam reikia laiko.